Balandžio 25 dieną buvo parašytas skundas į Alytaus policijos komisariatą Alvydui. Aš neskaitysiu per telefoną, nes yra labai sunku skaityti, taigi aš tai perskaitysiu. Aš kreipiausi dėl 12 nusikalstamų veikų ir prašiau kiekvieną atskirai išnagrinėti, ištirti, išsiaiškinti ir priimti sprendimą. Padirbtas parašas Arūno ant panaudos sutarties yra didelis nusikaltimas ir prašau šiai nusikalstamai veikai skirti daug dėmesio. Pas mane yra daug mamos dokumentų su parašais. Dabar aš jums irgi pasakysiu, kokias nusikalstamas veikas Arūnas daro mano mamai 92 metų sunkiai sergančiai. Taigi Arūnas suklastojo žemės nuomos sutartį ir parašė panaudos sutartį. Ant panaudos sutarties, kuri yra pas mamą, nėra mamos parašo, pavardės, vardo, jinai nesugebėjo pasirašyti dėl sveikatos problemų. Taigi mama nepasirašė panaudos sutarties su Arūnu. Be parašo, pavardės, vardo sutartis yra negaliojanti. Ir kaip advokatė sakė, mama sutarties su Arūnu nepasirašė. Ant panaudos sutarties, kuri yra pas Arūną, Arūnas padirbo mamos parašą, parašė pavardę ir vardą. Padirbta Arūno parašą ant panaudos sutarties, kuri yra pas Arūną, mačiau balandžio 18 dieną, buvo atvažiavęs ir parodė. Ir sakė, čia mamos parašas, ten ne mamos parašas, o Arūno padirbtas mamos parašas. Pas mane yra labai daug dokumentų su parašais. Sekanti nusikalstama veika. Tai, kad sutartį rašė su mama ir mama jos nepasirašė. Taigi žinojo, kad turi daug sveikatos problemų ir jinai apie šitą sutartį nieko nesupranta. Taigi suklastota žemės nuomos sutartis Arūnas naudojasi šią sutartimi, disponuoja 4 metus. Ši sutartis neįregistruota į registrų centrą, jinai negali būti įregistruota, kadangi mama nesudarė panaudos sutarties su Arūnu, o Arūnas negaliojančią sutartimi, kuri yra pas jį, kur jis yra padirbęs mamos parašą, naudojasi 4
metus, disponuoja 4 metus. Dirba žemę nelegaliai. Arūnas nešienauja 4 metus, bet išmokas gauna. Deklaruoja pasėlius 4 metus ir gauna išmokas neteisėtas. 4 metus sėja grūdus ir nukulia, parduoda, irgi gauna neteisėtas pajamas. Arūnas mano mamą laiko žiauriomis sąlygomis su sulūžusiais baldais, purvinais kilimais, purvina labai patalynė. Kadangi mama negauna per metus 1260 eurų, o per 4 metus negavo 5040. Arūnas smurtavo psichologiškai prieš mano mamą. Taigi, paskutinės nusikalstamas noriu dar kartą įvardinti. Taigi, Arūnas mano mamą laiko žiauriomis sąlygomis 92 metų seną žmogų, suklastojęs žemės nuomos sutartį. Mama yra sunkus ligonis, kuris mažai vaikšto su lazda. Tai yra žiaurus elgesys su žmogumi. Žmogaus teisių konvencijoje yra parašyta, kad žmogaus kankinti negalima. Pažeidžia žmogaus teisės. Taigi, už šias nusikalstamas veikas Arūnas padaręs labai didelę žalą, kadangi jis laiko seną, sunkiai sergančią mano mamą žiauriomis sąlygomis, suklastojęs žemės nuomos sutartį, pasirašęs panaudos sutartį, kuri yra negaliojanti ir naudojasi 4 metus.